Taigi 3 mėnesių terminas labai svarbus, bet gyvenime visai gali būti, tarkime, žmogus paprasčiausiai nežino, kad jis tokį palikimą gavo. Kaip tuomet? Įpėdiniai turi savo teisės įgyveninti patys, niekas neturi jiem pranešti apie palikimo atsiradimą. Nes jeigu asmuo nesikreipia per 3 mėnesius dėl palikimo priėmimo, tuomet tas turtas paveldėjimo teisė gali pereiti valstybei. Ir tikrai mes turim tokių bylų, kaip įpėdiniai tiesiog lengvabūdiškai nesirūpina tuo turtu, galvoja, kad tas turtas jau automatiškai yra jų, nes tai buvo jų tėvų turtas, ir tada tenka kreiptis į teismą, siekiant būtent nuginčyti paveldėjimo teisės liudijimą, kuriuo pagrindu buvo registruota nuosavybės teisė valstybei. Ir tai padaryti tikrai labai sunku, teismai nenori tiesiog, jeigu nėra tikrai labai svarbių argumentų, panaikinti tokio liudijimo ir kad asmuo galėtų tada jau faktiniu valdymu įgyti tą paveldimą turtą.